Sveiki, aš esu Džiglis ir šiose serijose bandau mainyti daiktus su žmonėmis, tikėdamas įgauti kažką įdomesnio. Labai dėkoju visiems už gražius komentarus praeitame video, jie man reiškia labai daug. Praeitą savaitę savo mainybas baigiau su neveikiančia radija. Deja, bet jo sutaisyti man nepavyko. Kreipiausi į vieną meistrą, kuris užsiprašė 20 eurų už taisymą ir sakė, kad taisymas truktų apie 2 savaitės. Deja, bet tokios prabangos sau leisti negaliu, nes jau šią savaitę planuoju vykti į kitas mainybas. Taigi likite su manimi, nes šią savaitę keliauju į Klaipėdos bagažinių turgų. Na štai, aš ir mano radija jau Klaipėdoje. Palyginus su Rietavo turgum čia susirinko kur kas daugiau pardavėjų. Iš karto noriu prisipažinti, radiją išmainiau su pažįstamu žmogumi, kuris pamatęs mano video pats pasisiūlė mane iškeisti. Todėl tiesiu taikiniu lekiu ieškoti oranžinio skėčio. Labas, Gintarė. Nu tai, kapitarėmės, ne? Tai ką turėsi pasiūlyt? Už to Šviestuvą. kokį? Liustrą duos. Didelę? Ne. Ne? Jeigu man reikės tampytis. Ne, nelengvai. Jeigu nenori, sakyk man. Liustrą? Bet vertingas daiktas. Bet kam jas reikės? Kaip aš ją prakišiu? Ne, galiu duot ką nors kitą. Ką norėtum? Ką manai, kad gerai išmainytum? Net neįsivaizduoju, žinok. Nu, žiūrėk. Ką čia turi? Visko. Aš matau. Nes aš dabar realiai tau prakišu neveikiantį dalyką. Ir man biški, žinai, tipo nesinori. Yra dėžutė, dovanoju, tam padėsi. Ir kas nors. Tokia, ne? Žinai, žiūri tos molinius, bet vėl bijau. Molinis, žinok, sunkiai. Jo. O jeigu tiesiog... Galiu jo, aš šitą irgi galvoju. Kvapukus. Jo. Šitą lengvai išmainysiu. Jo. Aš žmogus ir namas panaudos. Aha. Tai va, ar man iš karto dėžę ar ne? Okei. Viso gero. Šitą nesusilandžiusi. Gerai tada. Ačiū tau. Ir radijos atsikratyta. Gintarė mane tikrai išgelbėjo, todėl jeigu kada užmatysite ją kur nors mūgyje, tai nepraeikite pro šalį. Vėl pamiršau paklausti prekės kainos, bet vėliau prisiminus man Gintarė pasakė, jog kvapuką pardavinėjo už 5 eurus. Labą dieną. Kiek aš darau tokį projektą, bandau mainyti daiktus per vasarą viens į kitą. Turiu dabar šitokį kvapuką. Taip. Gal norėtumėt kažką išmainyti? Mainom. Mainom? Jo, vertė apie 5 eurai. Tai aš galvoju, arba 5 eurai, ir gal čiut gali būti kažkas brangesnis. Ir aš tą knygą nusižiūrėjau. Kokią? Fortnite'o? Fortnite'o knygą. Bet aš galvoju, ar aš ją prakišiu kam nors, nes čia... Bet čia, žinok, lietuvių kalba. Čia reikia pildyti. Jo. Jeigu vyresnis žmogus sakys, ką tu čia turi nesąmonę. Ne, vyresnis ne. Jo, tai gal... Bet žiūrėk. O kas čia yra? Žaidimas. Žaidimas? Taip. Bet čia kažką daryti reikia, aš nemoku čia iš Vokietijos. Iš Vokietijos. Ai, bet vokiškai viskas bus, ne? Aha. O super automobiliai, kolekcijas. Aha, o... Gal vis tiek pabandom į tą žaidimą. Naują, kažką žinai. sugalvosim vis tiek. Jo. Oi, kaip fainai. Kodėl mane nusižiūrėjot? Aš tiesiog einu ir žiūriu, kas turi mažesnio, nes aš bijau tų didesnių pardavėjų, kurie jau sėdi tam pradžioje ir žinau, kad jie jau atėjo čia pardavinėtų. Ir matau, žmogus nori išsiparduoti savo, Jo, tai savo. daug lengviau. Ačiū. Prašau, o kokia jo vertė buvo? Kažkiek būtumėt pardavęs? 10 prašyčiau. 10 prašytumėt. Gerai, ačiū. Ačiū Jums labai. Ačiū. Sėkmės. Aha. Net neįsivaizduoju, kodėl man į galvą šovė imti Fortnite'o knygą. Bet sveikas protas suveikia, turiu vaikišką žaidimą, kurio vertė 10 eurų. Kai kas prašėte parodyti ir tuos epizodus, kur žmonės atsisakydavo mainyti su manim. Tai va, prašom. Sveiki. Daug įdomių dalykų turit. Žiūrėkit, aš darau tokį kaip YouTube projektą. Bandau mainyti daiktus per vasarą į kažką kito ir žiūrėt, kas gausis. Čia yra vaikų žaidimas, kur, kiek suprantu, galima daryti planetas. Kad niekam žaisti. Nėra kam žaisti, tai, bet šiaip iš azartų nenorit pasimanyti. Gerai, dar. Ačiū vis tiek. Labą dieną. Labą dieną. Žiūrėkit, aš darau tokį projektą, bandau mainyti per vasarą daiktus viens su kitu ir panašiai. Dabar čia turiu, nežinau, jau kelintą daiktą, bandau jį mainyti. Galbūt jums sudominta iš kažką išmainyti. Daiktas net neįsivaizduoju. Čia yra kaip ir žaidimas vaikams. Kurt planetas tikriausia, kažkas tokio. Net žinokit, nežinau.
Kas jau veikti paskui. Nu jo, aš irgi tiesiog gaunu ir bandau kažką išmainyti. Sakė, vertė būtų pardavus už 10 eurų, tai gal norėtumėte kažką išmainyti? Žinokit, turėčiau pagalvoti, nežinau, pati noriu ir savo atsikratyti. Jo, aš suprantu. Gal pabandykit dar paieškoti kas nors. Nu gerai, ačiū. Darau tokį kaip YouTube projektą, bandau mainyti daiktus viens į kitą ir tikėtis kažką kito išmainyti. Čia, žinokit, nesu manim. Tas šeputis. O kur šeputis yra? Irgi va dabar kažką maina, perka taip toliau. Galvoju, tiek turit visko, gal norit kažką pamainyti? Tai jau su jo, paklausiu, ar jis greit pareis. Ok. Tas tai sutik tikrai. Taip? Tu rinktis į ką nori keisti? Rinktis man pačiam. Aš nenoriu, kad po to sakys, nežinau, nei vertės, nei nieko čia. Nusižiūrėk, pasiderinti. Nu, okei. Siūlau. Vis tiek reikės tave pažiūrėti, kur toliau jis keliauja. Čia yra praktiškai karaokės kompiuteris. Aha. Įsidėt disketės, gali disketės, aišku, iš... Čia laidai viskas tvarkoja? Jo, čia viską pats patikrinu. Čia dar gali duetui prisijungti, čia yra. Aha. Šitą dainuoji tipo ir ten su šitais pasijunginėjai tą ekranę viską. Nu jo, čia kompiuteris ir mikrofonas yra viename. Aha, ir kokią vertę? Visai jau irgi gerai kainuoja, 10-15 eurų. 10-15 eurų. Kokios čia dainos yra įdomu. Gerai, vis tiek pasiūlėt jau, nepriims. Nes tas Jo. Net neįsivaizduoju, bet tikriausiai gal pavyks išmainyti. Žaidimas pagaliau išmainytas su labai faina purelė, kurie pardavinėja visokiausias su gamingu susijusias prekes. Nuo retro žaidimų iki pačių konsolių. Karaokės aparatas įvertintas 10-15 eurų, patikrinus kainas internete, tai jo šokinėja nuo 5 iki 30 eurų. Karaokės aparatą išmaniau gan greitai. Gaila, tie mainai man nenusifilmavo. Už karaokės aparatą gavau belaidę kolonėlę, jos vertė internete apie 20 eurų. Va, rožinį kolonėlę. Rožinį? Ramba. Arba ūkišką daiktą, raktą nusidėti seifą. Ai, čia toks, kur rakso neatsidarant saivėlą ir... Jo, su kodu. Aha. Jeigu neturi raktą, tai nusiimti. Kad nereiktų nešiuoti, nepamestum raktą. Nu. Įsitvirtini prie sienos. Išmokš kodą įvedi. Gerą, mainom. Jo, čia tie biškai nagla jau da antrą kartą. Tai žiūrėk, dar grįžt. Filmuosi, fotkins. Aš puto nesusiteik, bet kol... Jo, galėsim... Bum. Ok. Tai tikriausia bandom, kon. Gal bus senesnim žmonėm, žinai, įdomu. Nes dabar vaikštai. Net nepaklausė, vėl vertėsi niek. Kiek dabar tas... Irgi gavau už dyką, tai net nežinau. Gavau už dyką. Intikė, dabar mačiau, kur čia buvo, neska. 25. 25? Akcija buvo dabar, nežinau. Mes mus Nu, reiks pagooglint. Nu. Jo, sakau. Pagooglint. Netgi lietuviškai rašo. Prašau. Veikont, jungiau, viskas įjung. Čia visi varštai naujas. Nu, Nekabojas dar ant sienos nesurūdėjęs. liuks, gerai. Ačiū, jau nebegrįžt, nes dabar parenu atgal. Jeigu dar ką gero gausi, tai grįžk. Ai, Pasižiūrėk, ok, gerai, ačiū labai. Keliaudamas link savo automobilio norėjau pasigirti šauniai poreliai, kad visgi pavyko iškeisti jų duotą karaokės aparatą ir iškart buvau sutiktas su kitais mainais. Kelio atgal nebuvo, teko mainyti. Spynos kaina internete svyruoja nuo 10 iki 15 eurų, tai tikriausiai šie mainai buvo šioks toks žingsnis atgal. Labą dieną. Žiūrėkit, darau tokį YouTube projektą, bandau mainyti daiktus viens į kitą. Ir šiuo metu turiu tokią spyną. Pradėjau realiai nuo nieko. Prašiau daiktą, pirmas daiktas buvo tiesiog nemokamai gautas. Paskutinis žmogus sakė, kad vertė jo 20 eurų. Gal norit kažką pamainyti? Kaip meninė raktą kažką? Ne, čia yra, kaip ir Airbnb būna, pavyzdžiui, užrakinį įmeti raktą, uždedi kodą ir tipo po to žmogui pasakai tą kodą ir jis pasiema raktą. tą kartą.
Žiūrint, kas domina iš mainų. Aš nežinau, kiek čia jūsų, kas kiek kainuoja, kad būtų maždaug panaši, galbūt brangiau ten judėti priekį, žinai, aukščiau. Ai, kad jūs ir toliau, ne? Jo, aš šitą daiktą, kurį jūs banduosit, aš vėl iškeisiu, nes aš visą vasarą to darysiu. Eina. Jo, tai ir kelsiu viską, dokumentuoju, keliu į YouTube. Nes čia jau antrą savaitę, kaip aš tai darau, tai atvažiavau čia, nes praeitą savaitę Rietavo turgui buvau. Aha. Jo, tai buvau gavęs radiją, kuri neveikia. Tai dabar čia nais pavyko ją iškeisti. Tai dabar žiūriu, net neįsivaizduoju, žinokit. Tai va, pasižiūrėkite, jeigu galima. Kas čia galėtų. Kas jumis sudomintų mainyti? Vat aš žiūriu, kad būtų į priekį galima dar irgi išmainyti. Tai va, kad nebūtų po to, nes turėjau tokių daiktų, kur buvo, nežinau, net kur dėtis po to. Atrandi. Į priekį, kitaip Nes sakant. batų nepaimsi, žaislų irgi. Laikrodžiai nebent. Kurie čia? Kur čia laikrodžiai? O, pavyzdžiui, tas laikrodžiai ten. 3 eurų. Ai, čia plastikinė. Su laikrodžiu eiti toliau keliauti. Eitų jo. Drabužiais, batais, tai tikrai. Bet klausimas, kiek jie verti, žinai, kad po to nebūtų atgal. Už kiek juos pardavinėtume? Po 15. Po 15, va. Tiek norėtųsi judėti pirmin, žinai. Tai tada. Du bus sunku iškeisti. Du bus sunku? Ai. Būtinai po vieną daiktą. Nes neturim. Ta. Gerai. Man dar geriau. Duotume 2, ne? Mes 29. Jūs ne kaip vieną daiktą, ne? Nu, nesvarbu, aš galiu abudu iš karto išmainyti kaip. Ta. O jie veikiantis, ne? Tai aš galvoju, čia su dėžutė taip fainai. Jo. O šitie dėžutės neturi. Ne. Bet gali du tada į dėžutę įdėti. Tilpsta abudu. Jo. Jo. Ir vaizdas bus geresnis, žinau. Tu tikriausiai sutalpinčiau. Eis. Ir jie kaip tik ant pagalvėlės užviniuosi. Aha. Gerai, tada mainom. Bus įdomiau. Fainas projektas. Jo, tai galvoju, kaip čia man gausis. Tai va, prašau. Visiškai nauja, išpakuota. O, nefilmuoju, nieko nereikia. Aš tiesiog, man atrodo, filmuoju. Susigundžiau laikrodžiais, nes jie atrodė gan prabangus, bet pažiūrėjus kainas internete pasirodo, kad jie nauji kainuoja nuo 5 iki 15 eurų. Todėl fiksuosiu šios dienos kelionę su paskutinė daikto kaina, kuri bus 20 eurų. Kol kas mano mainai yra kaip amerikietiški kalneliai. Daiktus vertinu tik iš išvaizdos, todėl kitame turguje tikriausiai reiks išrasti naują taktiką. Bet manau, kad progresas tikrai padarytas. Iš nieko turiu kažką, kas vertas 20 eurų. Šį kartą tariu iki pasimatymo kitame turguje. Nepamirškite prenumeruoti mano kanalo, kad nepraleistumėt mano kitų mainų.